Tai va, ko reikia skristi dronu, va ir pačio drono. Yra 7 colių dronas, yra dirželis, baterijai tvirtinti, baterijai jungtis, antena jungtis ir kamerytė priekį. Ir propeleriukai. Va, propeleriai. Reikia, kad skristų energijos šaltinė, tai baterija. Čia yra tokia spėja, kur prieš tai video surinkinėjau 5S bateriją, 5S2P. Va, yra jungtis XT30 ir balansavimo jungtis. Ir čia INR, va matot, kokios celės yra. INR 1860 20R celės. Na, kad droną valdyti dar reikės pultelio. Ir nepadarykit tokios klaidos kaip aš, va. Žiūrėkit, kad čia būtų, va, iškart LRS. Arba teks va tokį modeliuką dasipirkti, nes čia visi pagrindė dronai valdomi per LRS. Va tokią papildomą anteną. Na ir kad būtų jums patogus. Va, toksai Radiomaster TX12, gali būti kitas pultas. Na, reikės akinių. Jie va įsijungia ir turės 2 antenas vaizdui. Gali turėti kortelę ir rašyti vaizdui. Turi va vieną anteną, keletą antenų. Prisisuka va taip. Taip užsienio. Dabar kortelė turi rašymo funkciją. Na, galima automatinį kanalų paiešką. Dažniausiai arba rankiniu. Dabar, kadangi nieko neįjungs, va rodo tokį sniegą, nes nėra jokio įjungta šalia. Nieks neskraido. Va, pasižiūrėsim, kaip ieško kanalų, kadangi nieks niekur neskraido aplinkui. Čia yra analoginė arba vaizdas sistema, tai yra kai analoginiai akiniai. Tai reiškia, jeigu analoginę sistemą naudojant, tai su dronu skraido ir bet kas, jeigu prisijungia prie, turi akinius, gali pagaudyti signalą. Ir žiūrėti, kur jūs ten skrendat. O skaitmeniniai tai jau neišeis taip. Va, išjungsiu. Va, tiek reikia va
įrangos. Na, va, kartais reikia pasikeisti kokį propelerį, nes va, biškį kartais sulinksta. Na, pradžiai geriausia su pultu prisijungti prie kompo ir simuliatorių. Tai galite pažiūrėti, kaip ten simuliatorius skraido.